Sveiki visi, čia Paulius iš Diskshop komandos ir šiandien išbandysim naujokų rinkinį iš Gateway gamintojo. Su Žirmūnų disc golfo parke praeisim ratuką su naujokų rinkiniu iš Gateway, kurį siūlo Gateway gamintojas. Tai rinkinį sudaro pateris, jau turbūt pats žinomiausias pateris Wizardas. Tada turim midą Element, kuris yra tiesus, neutralus midas. Ir taip pat turim 12 greičio driverį G1. Pirmas krepšys 94 metrai par 3, krepšys tiesiai, leptas ir už jo yra OB. Daugiau kažkokių pavojų kaip ir nėra. Tai pradedam. Pradėsiu su G1. Švelnų raną padaryti. Oi. Nu, kaip sako lietuviai disc golferiai, darbinis patas liko. Pirmas dienos patas. Antras krepšys 78 metrai par 3. Krepšys tiesiai už to medžio, tai galima eiti per vieną arba per kitą pusę. Bandysiu su G1 S raidę išpiešti atviru per kairę. Per daug, per žemai. Turėsiu panašų patą kaip pirmam krepšį. Per daug į dešinę. Trečias krepšys, 81 metras par 3. Išsisuka į dešinę už tų su krūmų medžių. Vėl G1 starto, bandom pasidėti, kad galėtume atakuoti krepšį. Nelabai geras metimas, bet ant paro. Tūp, neridėk. Ketvirtas krepšys, 52 metrai par 3. Krepšys yra tiesiai už mando medžio. Mando reikia medį praeiti iš dešinės. Pabandysiu elementą perlaužti, kad visą kelią suktų atvirų kairę. Būtų kažkur palei kalną, kad būtų pats. Pagal planą. 10-11 metrų patas į kalną. Kampas grandinės.
5 krepšys, 70 metrų par 3, krepšys tiesiai pačioj šitam medžių tunelį. Bandysim su ramentu, uždaru, tiesiai prasimės per tarpą. O kaip gausis, matysim. Pirmas dienos behendas. Labai draugiški medžiai šiandien Žirmūnuose. Ne, per daug haizerio. Šeštas krepšys, 87 metrai par 3, krepšys tiesiai. Pasisaugot reikia tik tai krūmų dešinė ir kairiai, nes šiuo metų laiku ir bet kuriuo metų laiku ten kalėjimas. Tai džiūna ir bandysim priparkuoti. Oi ne, per aukštai. Tu prieš krūmą. Turėtų būti prieš krūmą. Pasisekė. Turim patą. Trumpas. Septintas krepšys, paskutinis parko krepšys. 76 metrai par 3. Krepšys yra tiesiai su vidurinė medžių eile. Tai turbūt pabandysiu elementą, kai ketvirtam krepšy, kurį kalną mečiau, perlaužt ir kad eitų tiesiai per dešinę link krepšio. Pabandysiu, kaip pavyks, kaip pavyks. Oi, per roleris. Manau, turėsiu patą. Na ką, baigėsi starter pako challenge'as. Rezultatas kaip šitam parkui visai neblogas, -1. Ką dabar apie diskus, jeigu pradedančiam žaidėjui. Wizardas geras, patogus pateris. Gateway turi begalę skirtingų plastikų variacijų, tai kiekvienas gali rasti savo tinkamą. Tokį, kuris tiks prie jūsų rankos. Man Wizardas galbūt nelabai patogu dėl bydo, kurį turi ant briaunos, bet šiaip populiarus pasaulyje pateris, siūlyčiau pabandyti. Elementas, Gateway dėl šito disko nemeluoja, tiesus, midas, pakankamai stabilumo, kad laikytų šitiek jėgos, neperlūžtų per daug, bet išlaiko tiesią liniją. Tai kaip pradedančiajam tikrai rekomenduočiau. G1 kaip pradedančiojo driveris, manau, yra per stabilus, turbūt per greitas diskas, 12 greičio,
nors ir turi -2.1, bet pradedantysis turbūt neišgaus tiesaus arba nestabilaus skrydžio iš šito disko. Tai driverį siūlyčiau turbūt pasiieškoti lėtesnį ir mažiau stabilų, jeigu jau komplektuojatės starter packą iš Gateway line-upo. Tai tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrit. Subscribinkit, laikykit, komentuokit su pasiūlymais, galbūt kažkokio kito gamintojo starter packą norėtumėt, kad išbandytume. Ir susitiksim kitą video.